Šalia Nemuno ir Dubysos santakos įsikūrusio Seredžiaus miestelio didingai iškilęs piliakalnis vadinamas Palemono kalnu. Legenda pasakoja, kad tai legendinio Lietuvos valstybės įkūrėjo Romos kunigaikščio Palemono kapas. Palemono kalnas padavimuose laikomas šventa senovės apeigų vieta, perkūnvietė. Jau pirmame tūkstantmetyje bei antrojo pradžioje čia stovėjusios pilies egzistavimą liudija piliakalnio papilio plote aptinkama lipdyta grublėtų paviršiumi keramika bei kiti radiniai. Nuo 1293 metų ant Seredžiaus piliakalnio stovėjusi lietuvių Pieštvės pilis minima rašytiniuose šaltiniuose. Pilis buvo dažnai puldinėjama vokiečių riterių, sugriauta 1363 metais. Pieštvės pilis Lietuvos gynybinėme kare su kryžiuočių ordinu vaidino reikšmingą vaidmenį. Nuo 13 amžiaus paskutiniojo dešimtmečio iki 14 amžiaus 7 dešimtmečio stabdė ordino veržimąsi Nemunu į Lietuvos gilumą. Apie to meto įvykius liudija Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kronika ir Vygando Marburgiečio Naujoji Prūsijos kronika bei kiti rašytiniai šaltiniai. Taigi, pasižiūrėkim, kaip iš arčiau atrodo piliakalnis, užlipsiu ant jo, pasižiūrėsim panoramą, kokie vaizdai atsiveria. Štai ir jis, Seredžiaus piliakalnis. Įdomu tai, kad Nemunas štai matosi ir įdomu tai, kad šioje pusėje kaip ir Žemaitija, o kitoje Nemuno pusėje Suvalkija. Mediniai laiptukai, kuriais ir užlipsim. Štai kitoje pusėje kokie laukai gražus. Seredžiaus bažnyčios bokštai štai čia. Ten Nemunas toliau teka link Baltijos jūros. Čia galima, va ten yra aikštelė ir nuo apačios užlipti čia. Štai ten kitas piliakalnis. Galbūt nuvažiuosiu prie jo, pasižiūrėsiu ir parodysiu jums. Einam paskaitysim, kas parašyta informacinėme stende. Štai, kaip minėjau, Pieštvės pilis stovėjo 13-14 amžiuje ant šio piliakalnio. Štai kaip galėjo atrodyti. O štai čia, kur rodžiau, kur sakiau, kad važiuosiu ant jos pafilmuoti, parodyti jums, visai greta Dubysenburgo pilis. Stovėjo Nemuno ir Dubysos santakoje 700 metrų į pietryčius ant Seredžiaus antrojo piliakalnio. Čia stovėjo kryžiuočių pilis, Dubysenburgas, pastatyta 1406 metais. Į pilį buvo patenkama tiltu, šalia jos buvo malūnas, pačioje pilyje koplyčia. Dubysenburgo arsenalą sudarė nemažai strėlių, parako šaudančios artilerijos sviedinių.
1409 metais įsiliepsnojus Žemaičių sukilimui pilį kryžiuočiai patys sudegino ir pasitraukė. Taip, kiek teko girdėti, tai štai šioje Dubysenburgo pilyje buvo įsikūrę vokiečių ordinas. Ir tokių pilių gana nemažai pasistatydavo vokiečių ordino riteriai, kariai tuomečiai. Ir jie perplaukė Nemuną, čia įsikurdavo pilį, kad būtų lengviau puldinėti lietuvius. Štai čia apačioje gyvena Seredžiaus miestelio gyventojai. Graži vėlgi vieta gyventi, kaip ir visas, ko gero, Panemunės kraštas. Štai Seredžiaus piliakalnis. O štai čia buvusi vokiečių ordino piliavietė. Štai buvusi piliavietė. Ir štai dvi pilis faktiškai lietuvių ir vokiečių ordino skyrė vos keli šimtai metrų. Iki kol ši nebuvo palikta, apleista ir sudeginta pačių vokiečių traukiantis, neatlaikius Žemaičių puolimų. Beje, šis piliakalnis vadinamas antruoju Seredžiaus piliakalniu dar, bet jis buvo būtent vokiečių ordino. Taigi, tokia trumpa viduramžių istorijos apžvalga būtent Seredžiaus krašto. Iki kitų kartų.